Labą dieną. 14 laipsnių. Ir sako, kad šilčiau nebebus. Viskas. Vasara vakar baigėsi. O šiandieną prasideda ruduo. Striukė reikalinga. Nors šortai dar yra. Šortus galim nešioti 13 ir aukščiukai yra. Nes nesušalsi. O striukė jau reikėtų. Pabiškė. Gerai, ką mes šiandieną veiksime? Aprenginėsime ir toliau su USB mūsų butą. Bet kas nevalgo, tas nedirba, ne Raimondai? Nu, maždaug taip. Nu. Tai nutarėm, kad reikia pavalgyti. Ja. Šiaip jeigu aš nevalgau, aš galiu dirbti, bet šalta darosi. Tau nebūn taip? Tai va. Kažkas kuro trūkstama, tai variklis šaltas. Tai reiškia, nutarėm pasišilti, o ką daryti, mamulės nėra, mamulių neturime. Ja. Nei vienos, nei trečios. Na, bet turim senelį. Kuris pavaduoja visus. Nu, pavalgėm su Raimondu ir dabar užsiemame rimtų darbų, Raimondai. Taip. Labai rimtų. Va šitas baltas dalykas viršuje pats ilgiausias ir pats, kaip čia pasakyti, sunkiausiai mums suprantamas. Jisai išlinko. Išlinko, nes ant jos svoris didėja. Dabar jau jį atsirėmė ir sienos, ir stogas atsirėmė jį. Jisai matos netgi kamerai, kad palinkęs yra. Tai mes galvojame laikinai, pastatysim kojikėšį čia. Be jokių vinių. Tiesiog atremsim ir viskas. A ne, Raimondai? Taip. Jau galvojau, kad mano aparatas šitas net laikys, tas donkratas. Jau čia taip jau sunkiai kėlėsi. Neįsivaizduoju, kiek čia tonų. Jo, tai dabar atrodo, kad čia yra lygiai, bet čia jau biškį gaubėsi į apačią. Nežiūrėsim ateity. Bet jeigu aš čia koją statau, tai tada aš jau čia taip nepravažiuoju. O tai nėra gerai. Nėra gerai. Nu gerai, šitą reikalą kol kas paliekam, einam tenai darbuotis. Mes šiandieną norime uždengti visą tą sieną su USB. Kaip iš vidaus jau patamsėjo, iškart matos langai, nes čia uždaryta ir čia truputį. Šiandienos tikslas yra uždaryti visą šitą. Dar turim kelias valandas, kokias 3-4. Čia mes turime operacinį stalą Raimondo, o šviesą. Iš čia braižosi maketus, o tokius va. Paskui bando išsipjauti. Dabar tai, kad čia braižo, tai dėsime mes. Čia liktai šitaip. Tokį nusibraižęs yra mokslininkas. Ir jisai išsipjauna labai tiksliai. Todėl, jam turbūt patinka. Tai visada tai išdaro. O aš visokius kitokius. Ir mano pagrindinis dabar darbas yra dėlioti apsaugą nuo pelių. Sudėjau čia iš išorės tą apsaugą aplinkui. Va, čia jau ir plokštės. Ir dabar mano darbas jau yra keliauti į vidų. Štai čia dabar klyjuoju, dėlioju. Dabar plėvelę paėmiau, apsipjaučiau
kad būtų lygiai. Ir užklijavau jau su specialiais klijais plėveliai. Ir dabar jau galima bus dėti nuo graužikų ir dėti irgi USB plokštės. Dabar čia irgi sekantis dalis čia bus, paskui čia ir dar ten. Taip pat tokius darbus dirbam. Filmuoti nelabai yra ką, nes praktiškai tas pats per tą patį. Tai tik parodau, kai jau padarau. Mes turime 10 val. Vakaro. Ir pagaliau baigėme viską. Štai kaip atrodo mūsų fasadas. Visas aprengtas nudažytom plokštėm. Ir vieną langą, va čia mes jį paslėpiam. Nenorėjom tiek daug pjaustinėtis, o čia kitus palikome. Einu tamsin. Ir čia už posūkį mes turime dar vieną langą. Taigi viskas taip atrodo pas mus. Ir kadangi Raimondas laukia manęs, kol aš kažkur tai tenai krapščiausi, tai jisai dar ir bonusą padarė. O čia uždengia nedažytom plokštėm. Kodėl nedažytom? Nes durys bus čia ir visa ta vieta bus viduje. Šitos durys jos persikėlė šitą vietą. Raimondai, ką čia prisidirbai? Ką? Tos plokštės liks nedažytos? Liks nedažytos. Puiku. Puiku. Jau išsigandai, ne? Ne, nesigandau. Aha. Panašu dabar. Raimondai, ar tu pavargsti šičia sodyboje ar nepavargsti, tam pasakyti? Pailsiu. Ai, pailsi? Nuo miesto. Nuo miesto? Supratau. Bet fiziškai pavargsti? Ne. Ko čia? Prantavykai ne taip lengvai pavargsta. Supratau. Gerai. Čia šiaip dirbtuvės labai geros. Dėl to, kad apšvietimas yra ir vėjas nepučia. Ir jau aidas girdisi. Nes jau uždėta aplinkui viskas. Išskyrus apačia neuždengta. Kiaurai matosi. O aš ką dariau šiandieną? Mano darbas buvo užklijuoti visas apačias, plėvelę prie medienos. Tenai reikėjo viską uždaryti, o tenai buvo tarpas, tai vatos jau uždėjau. Pirmoji vata šiame pastate. Ir čia taip pat reikėjo uždėti 5 cm vatos, biškį matos išsipūtusi. Taigi viską kaip ir sutvarkiau šitame fronte. Ir sekantis iki galima bus jau vėl dėti nuo graužikų. Apačioje ir viršuje. Ir galima dėti USB. O graužikų čia yra. Mes kai miegam tikrai jaučiam. Kažkur šnipžda. Ir aš miegu čia. O graužikai miega po manim. Ir dabar aš šičia taip staiga atėjau ir graužikas taip žiūrkia. Greit nušoko ir ten papadruška hopt. Į palindo. Štai kokiom aplinkybėm mes čia gyvenam. Kas nors bijo žiurkių? Aš tai nebijau, nežinau, manęs nei kartų nei kando. Man atrodo, kad jos kaip tik manęs bijo. Aš atsimenu, pirmoje klasėje atostogavau pas tetą Šiauliuose. Ir tenai jinai gyveno kažkokiam ten bendrabutį ar kur ten. Ir aš atsikeliu ryte ir kažkas tai šilta ir švelnu buvo prie kojų. Ir aš kaip pajudėjau ten, kažkas tai irgi pajudėjo. Ir kai atidariau, žiūrkė, aš nežinau, ten, didelė buvo, bent jau man pirmokėliui buvo didelė. Bet nepasakyčiau, kad po to smarkiai bijojau. Nieks neįsijungė jokie tenai viso gyvenimo baimės. Tai, o dabar čia žiūrkykės tokias bėgioja, tokias baisu. Gerai, susitiksime kitam video. Ate.